Treneri, sveikinimai su pergalė ir kelialapiu taurėje į kitą pusfinalio etapą. Solidžios rungtynės, galbūt tas praleistas įvartis šiek tiek vienu metu kažkiek įnešė tokios įtampėlės, bet iš esmės solidi pergalė. Koks būtų jūsų komentaras? Visų pirma, gal reikėtų pasveikinti komandą, kuri tikrai pasiekė tikslą. Tikslas buvo išeiti į kitą etapą, tą mes padarėme. Ir mane tenkino žaidimas atakoje ir kaip jūs ir sakot, gal gaila, kad prasileidom tą įvartį ir ta pabaiga atrodė galėjo būti nervinga, bet pačiu laiku tas trečias įvartis gražuolis krito į varžovų vartus ir tą atmosferą šiek tiek atšaldė. O šiaip aplamai, džiaugiuosi, kad esam kitame etape. Nelengvos sąlygos, vis tiek dabar toks įtemptas tvarkaraštis, žaidėt pirmadienį, dabar ketvirtadienį, tai iš esmės ko gero dar labiau esate turbūt patenkintas, kad taip solidžiai sužaidėt po kelių dienų tvarkingai savo stadione, kelialapis į kitą etapą. Varžovas irgi žaidė, tai sąlygos yra vienodos, šiuo metu daugumai komandų yra vienodos sąlygos, tai tikrai sudėtinga, bet turi ruoštis tie žaidėjai, kurie mažiau žaidžia, jie tikrai gaus galimybių ir gaus daug galimybių, nes viena sudėtim tiek rungtynių sužaisti, tai ir traumų didelė galimybė, tai bus rotacija ir turės išeiti ir turės žaisti. Šiandien padarėt rotaciją vartininko poziciją, ar galbūt galima ir toliau tikėtis, kad lygoje žais vienas, taurėje kitas? Laikas parodys, aš manau, kad turime du lygiaverčius vartininkus, šiuo metu Vincentas stovi A lygoje, aš visiškai pasitikiu Bražinskui irgi, tai jokių problemų tame nemačiau, kad vartininkas pasikeitė. Dabar turėdami kelialapį į kitą etapą, ko gero su malonumu žiūrėsit ir kitas ketvirtfinalio poras? Teks žiūrėti, tai be abejo žiūrėsim, įdomu.